arbitrams ir čia vienas kyla kaip geriausiai. Jonavos komandai tą jiems daryti šiame ketvirtyje sekasi ypač sunkiai. Jogėla. Draugiškas. +5 turi panevėžiečiai. Jogėla, gera verpstė ir taškai nuolė. Žaidėjas geras dvikovose. O čia ir dar viena Jonavos klaida, visa likusi. Šito pirminio dar tokio didelio noro, bet matome, kad to kvapo kažkiek trūksta. Tragedija. 0 iš 6 tritaškių. Na, nepataikant į krepšį. Oi, antras. Tauras Jogėla šiandieną kol kas pakankamai blankus. Jo, gražus metimas mažina skirtumą iki... Komplektacijai. Tai žinoma jau klausimas kitai dienai čia. Tauro Jogėlos verpstė ir gražus. Geriausias metikas, bet Jonava jau atsiėmė jo 4 tritaškius pirmajame mače. Tauras Jogėla. Tai yra toks krepšinis, kuris turėtų patikti. 2-3 atakas tiek gynybai, tiek puolime, tai gal ir pasiteisins šitas ėjimas leisti į starto 5 Jogėla. Nepavyksta dabar atkovoti kamuolį, bet padeda komandos draugai. Mažai komandų šį sezoną rungtyniauja 3 gynėjai. Koks geras perdavimo Jogėla. O šis jau pasisvagina. Edvinas Šeškus, Jogėla. Jogėla pirmąjį tritaškį pataikė, dėl to jo gynėjas. Iš Gargždų persikėlęs į Jonavą, nesusirinko. Bankrutavusios ekipos keletą žmonių jonaviečio. Merkės įskaičiuoti tuos 2 taškus ir niekas ten pasikeisti negali. Jogėlos geras perdavimas Mičovič. Nepasiruošęs padėti komandai. Kenčia truputį Achilo skausmus, šiandien nusprendė jį pataupyti Vilniaus komanda. Traukia į kampą. Kausas žaidžia pats, perdavimas su Tupučiui. Dar viena jo klaida. Furmanavičiaus perdavimas Jogėlai. Jogėla nusimeta kamuolį tam pačiam Justui Furmanavičiui. Jau panašus derinys, šį kartą Gardėjai Rosai, šis grįš į viršų, visiškai laisvas po krepšiu Jogėla. Ėjimas iš viršų ir laisvas Jogėla. Ta pati derinį jau žaidžia trečią. Keitimas, geras kūnas, labai neblogai žiūrisi Šiaulių ekipoje. Čia Tauras Jogėla. Jonava turi lipti iš duobės. Geras sprendimas žaisti veidų į krepšį, nesiduoda. Vienas. Sėjo kamuolį, gavo stogą. Čia atakos kryptį, Jogėla iš viršaus priekį Jonava. Priekyje išsiveržusi Jonavos komanda. Atkovotas kamuolys, koks gali būti, kai tu jį atsikovoji, bet šalia varžovas jį tiesiog iškart iškrapšto ir Tauras Jogėla. Šius 18 per rungtynes 21 naudingumo balas. O, čia nesukalbėjimai ir blogas. Tas, kad vieną tik baudą metė jonaviečiai, tai labai sunku su vienu mestu metimu. Šiandien taip pat pajusti krepšinį Dastinas Morkūnas. Pasirodo aikštėje, Tauras Jogėla. Šeškus, vienas pats pabandė nugarai krepšį pažaisti, tačiau čia surado. Metas Drame. Ir čia dar vienas iš Jonavos surprizų. Vėl geras pirmas perdavimas, vėl situacijos grita. Variamas kampe, visgi pozicinis išpuolis. Echodas bando padriblinti. Jaunimo mokykloje per ataką paeiliui. Kiek užsibaigė arčiau krepšio, čia dabar Pozicinė komandos ataka. Dar kartą iš toli Tauras Jogėla ir šį... Kairė rankiai, Gardėjai Rosai, Rubinas. Ir čia pasisekė, perdavimas buvo Mič. Ir longas Geizui. Kabinamas
Geras kamuolys, koks blokas. Šios trijulės iš 58. Čia Tauras Jogėla, nusimeta kamuolį perimetrą, iš toli. Dar. Žovai. Prašoka, Hornsby. Iš karto spraga, Ryto gynyboje ir tuo naud. Krepšio taurų Jogėlai. Jogėla prieš Amandą Urkį turi čia jėgos panašumą Jogėla ir įveikia. Apie Gargždų tvarkaraštį, tai Jonavosi, bet atsikvėpti ypatingai sausio mėnesį neturės. Bet aukštaūgis Tauras Jogėla greitajame puolime, pražanga yra, taškai taip pat. Mičovičius, Kreišmantas ir Šeškus ir toliau šiose rungtynėse žaidžia be keitimų. Jogėla. Jogėla perina kitą aikštės pusę. Ir čia ties pražangos riba žaidė Jogėla, bet atsikerta. Ne pirmą kartą gal baiminasi svečių greitų kontratakų, dėl to taip daro ir Jogėla. Ieško pražangos. Larsonas nesiryžta metimų iš toli. Ta ryštasi daryti Jogėla. Vietoj iškrapšto kamuolį žalgiriečių ir Jonavos dar viena ataka. Ir 2 taškai su pražanga. Tauras Jogėla. Taikė šeimininkai. Rodytų link į baseiną. Kamuolį mėtytų Kėdainių krepšininkai. Jogėla. Basein. Maikas Liujisas. Jogėla. Labai mažai kamuolių sulaukia po krepšių kol kas. Taip. Čia Kreišmantas gerai nusimeta kamuolį Jogėlą į kampą šio. Liujisas. Ilgas perdavimas. Vai geras. Rosa Kreišmantui, Mičovičius prašo kamuolio. Jogėla. Šį kartą. Gandija Rosa. Jogėla. Nominaliam penkete su Kariniausku, Tayloru, Mekovulu ir Miniotu. Jogėlai baudos aikštelė, agresyviai. Tas turėtų būti tau palankios. Tiesiog komandos draugam palankesnės. Vytenis Lepkevičius, kai veteranas šiek tiek pasiekė. Šeškus. Jogėla prieš Pavelką, turi milžinišką greičio ir koordinacijos persvarą ją. Ir Jogėla bando apstumdyti Oreliką. Per jėgą laužė, atsilošęs metą ir įveikė. Nuo gynybos gali įrodinėti savo vertę treneriui, būtent tai ir daro. Turi Gedimino Petrausko auklėtinį ir šiuo metu Nevėžio, taip pat strategas stovi sukryžiavę. Lieka ruoštis. Na, manau, jog patenkintas ir pats Šmitas. Manavičius. Iš toli Jogėla, 3 taškai. Jogėla meta pats ir meta tai. Jabam, o čia tikrai su kontaktu, vienas įspūdingesnių, gal ir jo, gal nesakysiu karjerą, bet klaida tai nevirsta. Nepaminėjau tik Luko Ulecko, kuriam taip pat 24. Tas žaidimas kiek išsibalansavo. Žalgiris turi antrą galimybę nutolti šiose rungtynėse. Mičovičius prieš Brugą, dar Sigilius sučiamas kamuolys, 4 sekundės. Jogėla iš toli. Ir Tauras. Taikyti. Kas atsikovoja kamuolį Sibet. Jogėla iš 3 taškų zonos. 3 taškai. Jogėla. Praktiškai nuo baudų. Lieka kelios sekundės iki atakos pabaigos. Jogėla prieš Beručką. Jogėla provokuoja pražangą ir pelno taškus. Koks kapitonas.